Sveiki, draugai. Aš Aurimas Avantiristas. Šiuo metu keliamės per Nemuną ir keliaujam į Lietuvos autokroso čempionato pirmąjį etapą, kuris vyksta Pavilkyje. Taigi atvykome į Pavilkijo trasą, kurioje šiandien vyks automobilių kroso čempionato pirmasis etapas. Orą matome tikrai įdomu, kuris panašu tikrai atneš daug avantūros ir niuansų. Šiek tiek apėjome trasą, trasoje nemažai purvo, taigi šiandien tikrai laukia tokia įdomi diena, purvina diena, kurią pabandysime jums perteikti. O dabar prabėkime pro servizo zoną ir pasižiūrėkime, kokios čia technikos turime. Taigi sutinkam ir matyti veidų, jeigu pamenate, kai rodėme žiemos treką, filmavome jaunuolį Gytį iš Ramygalos, kuris yra autokroso sportininkas ir šiandien čia sutinkame trasoje. Sveikas, Gyti. Abadė. Na, papasako, kaip dar jau buvo treniruotės, kaip tau šita trasa, kaip vyko pasiruošimai sezonai, trumpai apibendrink, kaip tau čia sekės. Pasiruošimų sezonai tai tik tai perdažėm ir pareguliavom pas Hamutą, nes leido programuojamus kompus, tai įsidėjom. Tai po praeito sezono rimtesnių kažkokių niuansų, apdaužimų, gedimų nebuvo, nieko labai didelio remonto nereikėjo atlikti. Ne, tokio didesnio tai ne, tik lipdukas, dizainą pakeitėm ir viskas. Super. O kaip pati trasa, matau, šiandien šlapia, jau buvo bandomieji važiavimai, ar pavyksta atrasti tą tinkamą greitį, trajektorijas, ar dar varžybų metu bandysi gaudyti tas taškus? Po žiemos galvojau bus blogiau, bet kol kas viskas gerai, treniruotėse pirmas laikas, o chronometruojamuose antras tai. Štai, kai pirmas etapas dar visiems sunkit koją, visi pasilgė gazą, tai turbūt čia šiandien nusimato įdomios varžymas, net nebejoju, kad galimai bus ir kontaktų, nes vietoms susiaurėjimas trasos, tai turbūt čia net nepaleisi, ne? Na, ne veltui kontaktinis sportas. Supratau, Gyti, nu ką, linkim tau sėkmės ir manau pasimatysim finiše, taip? Taip. Taigi esame tiesioje starto linijoje. Man už nugaros neužilgo prasidės parodomasis važiavimas. Visi dalyviai važiuoja garbės ratą, atiduoda duoklę žiūrovams, pašildo motorus ir neužilgo prasidės pirmieji važiavimai. Taigi pasižiūrėkime paradą ir laukime pirmųjų startų. Taigi šiose varžybose sutinkame ir pasaulio čempioną, tokį kaip Rokas Baciuškas. Sveikas, Rokai. Sveiki, malonu. Rokai, kokie vėjai, kokia šiandien tavo misija čia? Toks kaip ambasadorius renginio, ar ne? Mano misija tiesiog pabendrauti su kolektyvu, su benzingalviais, praleisti smagiai laiką. Ryte atsikėlus šiek tiek pradėjo lyti, aišku, lietus kartais pagadina mums nuotaiką. Bet kai kam lietus labai patinka, bet jo, tai mano misija tiesiog pasimėgauti gražiu renginiu, pabūti, pravažiuosiu gal ir porą ratų su savo bagiu,
Tai va, tai tokia yra mano misija čia būti su jumis. O pravažiavimas, kiek žinau, stosi turbūt prie starto liniją su kitais dalyviais. Bandysite šiek tiek pasivaržyti ar važiuosi tokį labiau neįskaitinį pravažiavimą? Mes negalėsim startuoti, nes mūsų SSV bagė tai leis vieną po kito, tai laiku tik važiuosim. Tai nebus tenais grumstynių. Tai tik laiku galėsim Bet žinau, kad yra stiprių vaikinų, nebaisu, kad kas nors šiek tiek įkrės į šoną. Įkrečia. Tai reikia jiems duoti motivacijos. Motivuoti, kad galėtų važiuoti greitai. Sakėm, pinigų duos, tai aš ir pasiduosiu. Aš girdėjau, kaip Egidijus sakė, kad Rokas laimės. Tai aš supratau, kad vis tiek visi draugiškai ar ne kažkaip pravažiuoti. Tai taip. Taigi automobiliai rikiuojasi paskutiniesiams kvalifikaciniams važiavimams. Jau prasidėjo grupiniai startai, kurie kovoja dėl starto pozicijos finaliniuose važiavimuose. Jau prasideda kovas, šlapia trasa duoda tikrai tam tikrų emocijų. Taigi pasižiūrėkime paskutinėsias kvalifikacijas ir laukime finalinių važiavimų. Kalbiname šio renginio organizatorių Egidijų Česnelį. Labas, Egidijų. Labas, Aurimai. Suorganizavai tikrai puikų didelį renginį Lietuvos automobilių kroso čempionato pirmąjį etapą. Gal gali trumpai papasakoti, kokie iššūkiai, su kuo teko susidurti ir kaip tu vertini šį renginį šią dieną? Didžiausias iššūkis tai mano yra geros nuotaikos santykis su oru. Tai didžiausias iššūkis. O ta prasme, iššūkių turėjom tikrai daug. Visų pirma, prasidėjo iššūkiai nuo visos sporto, automobilių kroso, ta prasme, sporto bendruomenės, tų visų intrigų ir taip toliau. Tai buvo iššūkis visų pirma šiaip Lietuvos čempionatą išsaugoti ir jį, ta prasme, sukurti ir padaryti. Apie renginį kalbant, tai renginys yra, kaip sakant, jau kita dalis, kurią reikia, kaip sakant, tik tai apdirbti. Tai šiai dienai tų iššūkių buvo tikrai praktiškai nuo lapkričio mėnesio, daugiau ar mažiau, ta prasme, savo galva sugalvota ar dar kažkuo. O dabar, kaip pavyzdys, tai tik buvo apdirbti visą šitą reikalą. Nu, apdirbam, manau, kad kaip ir viskas pasisekė, tik tai, kaip pasakyti, oro sąlygos. Na, oras tai čia nusiteikimo reikalas. Turbūt kas nusiteikęs optimistiškai, tai oras tikrai džiugina, bet panašu ir bendruomenė. Tikrai pavyko surinkti didelę minę bendruomenės, pavyko išvengti tų turbūt vidinių intrigų ir vis tiek į čempionatą surinkti pakankamą kiekį dalyvių skaičius. Ar norėjosi šiek tiek daugiau? Aš labai džiaugiuosi ir tikrai ir dėkojau ir džiaugiuosi
šiandien atvykusiais visais sportininkais, tai yra pagal čempionatą norėtųsi šiek tiek daugiau, ta prasme, bet realiai tai žiūrint į klases mes turim jas praktiškai beveik pilnas, kai kurios netgi ir pilnos, tai labai džiugu, nes pogrupiai vėl kokie būtų kiti dalykai, tas perteklius. Kitą kartą žiūrisi ir 5 sportininkai smagiau negu 10 silpnų. Čia yra susirinkę patys stipriausi Lietuvos, tai labai labai gražiai žiūrisi jie. Supratau, ir mes už nugaros matome SSV klasės žvėrį. Gal trumpai gali pakomentuoti, kaip iš esmės gimė mintis pakviesti į čempionatą, prisijungti SSV klasę, suburti šią bendruomenę? SSV klasė buvo sumastyta tokiu klausimu, todėl kad šiemet startavo ralyje jau jinai kaip oficiali klasė ir ta prasme jinai pasaulyje šitie, kaip pasakyti, gamykliniai bagiai, jie išeina labai plačiai ir kaip sakant, norim pritraukti, kad būtų krose irgi taip pat tokių bagių klasė. Manau, netgi, turinti, kaip sakant, biudžetą kažkokį įsigijus, labai nedaug reikia perdaryti, kad važiuoti ir krose, ir, sakykime, kokiam ralyje, ar ten, aišku, ir Dakare, ir taip toliau. Tai sakykime, šita klasė yra bandomoji šiemet, mes, kaip sakant, ją bandom tik tai parodyti, kad įmanoma važiuoti krose ir su tokia technika. Žinoma, kai turi žaislą, turbūt norisi juo naudotis. Tai kaip tu sakai, galima naudoti netgi skirtingose disciplinose. Tai smagu, kad yra tokių minčių, kad bandot pritraukti vis gausesnę bendruomenę. Tai turbūt ačiū tau, Egidijau, už šį šaunų renginį. Mes dar tikrai pabūsim. Dar viena klasė rikiuojasi kvalifikaciniams važiavimams. Gražu stebėti. Šiandien yra pirmasis čempionato etapas. Visų automobiliai gražu, sutvarkyti, perdažyti, perklijuoti. Bet čia užtenka vos kelių ratų, kad jau atsitrastų tam tikri paženklinimai, atsirėmimai į bordiūrus, netyčiniai kontaktai. Tai visada šitas sportas turi savo duoklę, bet tie užvažiavimai ir tie automobiliai fantastiški. Taigi startuoja gausi galų varomų automobilių klasė, kurioje yra tikrai labai stiprių sportininkų, iš jų labai didelė dalis iš kroso. Taigi pažiūrėkime pirmąjį posūkį, kuriame tikrai neišvengsime kontaktų ir manau bus labai karšta. Pasižiūrėkit. Kontaktas, turim kontaktą apsisukimą trasoje. Labai nedėkinga vieta.
ir pati įdomiausia bombų klasė, kvalifikacija. Turbūt pasižiūrėkim pirmosius posūkius, nes aš tikrai tikiu, kad čionais vyrukai su tvirtom dešiniam kojom ir bus veiksmo. O žvėris pirmas. Kažkas nutiko Fordui, mačiau per bandomosius važiavimus, tikrai važiavo ganėtinai neblogai, bet šį kartą kažkur buvo padaryta klaidų. Paskutinė kvalifikacija, galingiausiųjų klasė, bombų klasė, stovime prie vieno iš įdomiausių trasos posūkių. Trasos viduje yra įsimušusi duobė, tai tas viražas meta automobilius. Oi, 4 ratai, wow! Tik tais praeitų kvalifikacinių važiavimų lyderis Donatas Tašiūnas, jam kažkas nutiko, matamo jį jau lenkia antruoju ratu, kažkas nutiko. Turbūt Donatas iš karto suks iš trasos ribų. Jo net nematome, nusileidžiant nuo kalno. Panašu yra rimtų problemų, galbūt net išmuštas ratas. Rimtas problemos, kuriuom buvo įdėtas didžiausi lūkesčiai, tai pagal pirmosius važiavimus buvo kvalifikuojamas kaip greičiausias klasės dalyvis. Deja, čia sportas, čia negali žinoti, kada kas nutiks. Kol šiek tiek ramiau, matau, kad prie starto linijos rikiuojasi ir bagių klasė, mano mylimiausia klasė, nes tas garsas, tas vaizdas tobulas, pagreičiai fantastiniai, tai dalyvių, kiek matau, irgi yra nemažai, yra ir jaunų vairuotojų, ir stipriai patyrusių, tai turbūt važiavimo metu išsiskaidys į kelias grupės, tai pasižiūrėsim, kaip jiems seksis. Manau, čia bus purvo pataškyta vyriškai. Taigi prie starto linijos turime ir besirikiuojančią SSV klasę. Dalyvių nėra labai daug, apie 3-4 bagiukus, bet įdomu, nes toje klasėje važiuos ir pats Rokas Baciuška. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip jam sekasi važiuoti. Mačiau, kad jo bagio pakaba dirba tikrai su labai didelė eiga, fantastiškai. Gaila, kad jų nepaleis visų vienu metu, jie startuos kas laiko intarpą po vieną, bet vis tiek bus įdomu pasižiūrėti, kas yra greitesnis, lėtesnis ir kaip čia seksis Rokui. Čia nesmėlis, čia purvas, čia šiek tiek kitaip. Karštas momentas, Rokas pasigauna lyderį, bet nelabai atranda vietos aplenkti.
federacija tikrai turėjusio sportininkų ir Taigi, Ernestai, šį didelį renginį atvežė šitą gražų stendą. Gal gali trumpai papasakoti, kas čia per eksponatai? Atrodo tikrai įspūdingi keturračiai. Gal trumpai gali aptarti? Jo, trumpai tai čia yra tokie dalykai, tokia technika, kuri skirta tiek pramogai, tiek šeimos laisvalaikiui, tiek galų gale darbui ar kažkur tai darbus palengvinti prie ūkio. Tai aišku, mes čia šito ekspozicijoje neturime visų, tarkim, įmanomų padargų, ką prie jų galima naudoti, kad žmonėms tikrai būtų lengviau prie namų darbų. O kaip pavyzdys, matau, gamintojas Segway. Turbūt daugelis yra pripratęs, kad Segway yra pilnai elektriniai, kažkokia elektrinė įranga, paspirtukai, visi tie reikalai. Ar šie keturračiai yra elektriniai, ar čia tik tais pavadinimas, kuris gamina ir benzininius variklius? Jo, čia yra tikrai ne elektriniai, čia yra rimti dalykai, jie tikrai gerai važiuoja, jau eilę metų skaičiuoja tas gamintojas su šitais keturračiais, tai jau tikrai pasitvirtinęs brandas yra. Tai turbūt yra į rinką ateinantis gamintojas, kuris tikrai bus konkurencingas jau tikrai gerai žinomiems prekiniams ženklams, ar ne? Jisai į rinką jau įėjęs jau ganėtinai senai, tik tai dabar rinka papildo su naujausiais modeliais, tai ilgą laiko tarpą neturėjom galingiausios versijos, tai yra 1 litro kubotūros, o dabar pristatys ir 2 versijas, tai bus litro paprastas variantas ir bus litro būdo versija, tai vat, labai su nekantrumu laukiam. O Ernestai, sakyk, tai kur žmonės gali jūs rasti, kur gali juos apžiūrėti, galbūt net gali juos išmėginti prieš perkant? Jo, pas mus galit bet kada atvykti. Visą įmanomą gamą turime pas save salone, tai esam Tauragėje, pramonės 5S, o iš kitų miestų žmonės gali užsukti pas mūsų partnerius, kolegas visuose didžiuosiuose miestuose turime, tai tikrai gausit ir pabandyti ir nereikės pirkti katės maišę. Šiandien laidą čia ir baigiame. Tikimės, jums vaizdai patiko. Turbūt bus mažiau kalbų, daugiau gražių kadrų, o mes susitinkame jau kitoje avantiūroje. Iki, draugai!